10 dienų rezultatai. Jau truputėlį paaugo mūsų pluoštinė kanapė. Nefokusuoji. Kodėl nefokusuoji? Štai. Jau geri 3 cm kažkokie. Taip, kur sekanti? Va. Tai va, vėl piktžolė. Bet čia pakanka vietos. Jeigu ką tik tai va šitos vat pašalinsiu, kad neužstotų saulės. Ir va čia vat šitą va eilę. Matot, išeina. Jau saulės nebegauna, tik vienas lapelis. Ir čia tas pats. Va, šitos piktžolės užstoja saulę. Taip, jos ir išrausim. Na, ir šitas patrauksim. Nu va. Na, į kurgi tu čia auksi? Aišku, sunku augti. Ar matot čia pluoštinė kanapė? Ai, vat jinai. Jai dabar sunku. Reikia kovoti už saulę. Va, truputėlį padėsim. Išrausim šalia esančias piktžolės. Taip mes sudarysim galimybę, kad saulės spinduliai maitintų mūsų pluoštinę kanapę. O, kokia jinai silpna. Matot? Oi. Ai. Užkabinau. Labai gaila, bet užkabinau. Pabandysiu pasodinti. Bet abejoju, kad kažkas iš jos išeis. Nes jeigu jau pažeistas šaknis, įdomu kodėl. Tai paliksim. Gal prigys. Stebėsim.